Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, praėjusią savaitę atspėjau beveik visų rungtynių baigtis, išskyrus Žalgirio ir Vilniaus Wolves, bet dar jaunas esu, manau ateityje pasitaisysiu ir daugiau tokių klaidų nebedarysiu. Šią savaitę vėl daugybė aukščiausio lygio krepšinio, jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo ir linkiu jums visiems sėkmės. Vilniaus Rytas žais labai svarbės FIBA Čempionų lygos rungtynes namie su Sombatelio Falko klubu iš Vengrijos. Vengrijos komanda pirmoje vietoje grupėje iškovojo abi pergalės, tai yra šiek tiek netikėta, bet tikrai turi aukšto lygio žaidėjų Vengrijos ekipa ir mums yra pažįstamų veidų. Benedekas Varadė, buvęs Ryto žaidėjas, Nikola Popovičius, buvęs Bet Lietkabelio centras, yra pajėgių legionierių, tačiau nesustabdomas Čempionų lygoje yra Zoltanas Perlas, atletiškas gynėjas iš Vengrijos, 24,5 taško renka, beveik 24 naudingumo balus, jam didžiausias dėmesys, bet Vengrijos komanda turi trūkumų. Didžiausias yra tai labai trumpas atsarginių žaidėjų suolas, taigi reikia užsmaukti Perlą, propaguoti labai greitą krepšinį, kad varžovo baterijos išsektų, ir aš manau, kad namie vilniečiai yra pajėgus įveikti varžovus. Ryto pergalė maždaug 10 taškų skirtumų. Eurolygoje dviguba savaitė, kauniečiai žais namie, pirmiausia priims Belgrado Crvena Zvezda, įspūdingai startavo Serbijos komanda, bet dabar patyrė 2 pralaimėjimus iš eilės. Viena priežasčių Dželio Bolombojaus trauma, kuri šis centras fantastiškai pradėjo sezoną ir puolime naudingai žaidė ir puikiai saugo savo lanką. Jo kol kas nebus, bet išsinuomojo iš Olympiakos klubo Filipą Petruševą Crvena Zvezda, kuris gali žaisti ir kaip vidurio puolėjas ir bus tikrai labai didelė paspirtis. Bet Žalgiris tikrai yra ant bangos. Crvena Zvezda, beje, vyriausia Eurolygos komanda, tikrai turi pakankamai veteranų, Teodosičiui 37, Lazičiui 35, vėl reikės, manau, labai greito žaidimo. Tas turėtų padėti Žalgiriui, tikrai, manau, iškovoti pergalę. Ir jų pagrindinė jėga yra gynėjai. Didžiulį dėmesį reikia skirti Milleriui McIntyre'ui, Aizie Kenanui, Dos Santosas, Nedovičius labai nerezultatyvus, taigi visa gynyba turi būti skirta tam, kad šie žaidėjai būtų šiek tiek prislopinti. Aš neabejoju, kad Žalgiris iškovos pergalę, tiesa, Giedraitis prastos sportinės formos, Žalgirio pergalė maždaug 8-7 taškų persvarą. Žalgiris kitose rungtynėse priims Monako komandą, kuri kol kas yra nesusistygavusi, žaidžia banguotai. Štai visai neseniai namie gavo į kaulus nuo Eurolygos naujokų Paryžiaus krepšininkų, praleido 87 taškus, šlubuoja Monako gynybą ir prastos sportinės formos, kol kas ir Donatas Motiejūnas, ir tas pats Maikas Džeimsas, tik tai žiba tiesiog Okobo, renkantis 18 naudingumo balų. Bene silpniausia Monako vieta tai yra ta, kad yra lėti ir nemobilūs visi vidurio puolėjai. Tai yra ir Motiejūnas, ir Papajanis, ir Žaitė. Taigi Žalgiriui reikės pick and rollais atakuoti šios centrus ir tada tikrai varžovai eina į pagalbą, trukinėja varžovo gynybą, labai svarbus bus kamuolio judėjimas, labai svarbus pataikymas iš 3 taškų zonos ir bus didelė Laurino Biručio rolė šį kartą, nes aukšti, galingi jų vidurio puolėjai ir lėti. Aš manau, kad Birutis šį kartą gaus daug minučių ir Žalgiriui, manau, bus sunkiau šiek tiek nei su Crvena Zvezda. Žinau, kad Maikas Džeimsas įsibėgėja, jis gal ir pelnys, manau, kokį 20 taškų, bet Žalgirio pergalė po dramatiškos kovos keliais taškeliais. Intrigos laukiam ir Lietuvos krepšinio lygoje. Štai Panevėžyje vietose Bet Lietkabelis priims Klaipėdos Neptūną. Neseniai klaipėdiečiai tiesiog griuvo veidu į purvą, gėdingai pralaimėjo buvusiam outsideriui
Mažeikių klubui verkiant trūksta Uostamiesčio komandai traumuoto Martyno Pacevičiaus, kuris, tiesiog cementavo ir gynybą, ir puolime buvo naudingas. Šį kartą dar nežinia, ar Pacevičius žais, ir jeigu rungtyniaus, tikėtina bus dar tikrai neoptimalios fizinės formos. Taigi nenuspėjamas Neptūno žaidimas, sakyčiau, tikrai pasireiškia tai, kad komandoje daug veteranų, kurie ir pavargsta ketvirtajame kėlinyje, tuo naudojasi varžovai, Panevėžiečių žaidimas gerėja. Burko Breso klubas įveiktas buvęs grupės lyderis Europos taurėje, nugalėtas Utenos Juventus, klubas išvykoje Lietuvos krepšinio lygoje. Manyčiau, kad vis dėlto persvara bus Panevėžiečių pusė ir prognozuoju gan rezultatyves rungtynes, nes abi komandos tikrai neblizga gynyboje šį sezoną, bus pelnyta galbūt apie 175 ar 170 taškų, 7bet Lietkabelio pergalė maždaug 5 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris po dvigubos Eurolygos savaitės žais su Utenos Juventus komanda. Aš manau, kad žalgiriečiams faktiškai triuškinamas pralaimėjimas prieš Wolves ekipą buvo šaltas dušas, rimtas sukrėtimas, nors tos rungtynės tikrai nebuvo žaidžiamos iš karvės, nebuvo gyvenk ir mirk rungtynės, bet manau, kad tikrai norėsis reabilituoti savo žiūrovų akivaizdoje kauniečiai. Aišku, manau, bus pavargę, išsekę po dvigubos Eurolygos savaitės, spėju, kad netriuškins tikrai Kauno komanda varžovų, Juvės ir gynyba pagerėjo, komandos žaidimas solidėjo, Žalgirio pergalė 12-13 taškų. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Ačiū Jums už dėmesį. Laikykitės ir iki.